Tas pats gi. O čia žuvytė didelė. Pasiklydę miesto šviesoje bėga žvilgsniai, o aš viena. Pasileidus plaukus vėjyje, pamiršau jau, kuri diena. Nesakyk man, kiek valandų, neskaičiuok žvaigždžių. Saulei vėl pakilus, meilei pabundus. Jei nustos žemė suktis ratu, nestabdyk jausmų. Jei mane randi, nenuleisk akių. Medalį, į nacionalinį parką. Pasižiūrėsim, kaip Tailandas atrodo ne tik paplūdimy prie jūros, bet čia ir viduje, kas čia įdomaus, kriokliai, kažkokios upės. Laukia plus tram 5, kaip tu su džempu jautiesi. Važiavau taip su motociklu, kad saulė nenudegintų, pakeliui nusipirkom akinukus ir labai gerai, praskrydom 40 km gal, žodžiu, smagu vairuoti, man atrodo, kad smagu. Truputį veido tempimą apturėjom. Dabar eisim pasivaikščiot. Bilietukus tikėt, reik nusipirkti. Yes, why? We can go together. Huh? Sorry, say again? Kur galima nueiti? Yes? Yes, yes. Medelis koks, normaliai. Į džiunglės atėjom. Vytas sako, gal su kėdais reikėjo. Eik, tu čia tikrai kaip džiunglės, pažiūrėk. Čia yra didžiausias voverės, jeigu gerai suprantu, pasaulyje, jeigu pavyks pamatyti. Yra didžiausias voverės pasaulyje. Total jungle. Man panašu čia į gyvūną. Man į gyvūną čia panašu. Jo. Vau. Pažiūrėkit, koks medžio kamienas. Eik tu savo. Milžiniško dydžio. Maja Vita, kaip šalia kamieno atrodo. Spūdinga dydžio. O garsai. Nu tikrai. Tikrai Mauglis. Lipk į medį. Jam kėdus reikia. Tikrai. Nu jo. Truputį ekstremalai. Čia kaip iš Liūto karaliaus. Toks... Jo. Pirmasis krioklys su tokiu dideliu ežeru, kur galima atsigaivinti ir išsimaudyti. Gaivus vanduo? Ką? Gaivus vanduo? Labai gaivus. Jeigu nukrisi, aš užfiksuosiu šitą. Nu. O, aš neištaip padariau. Nu. Nieko, draudimą turim, jeigu kas. O, kaip vibruoja viskas. Hop, 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 hop. Yes! Aba. O ten nelipsi, va ten aukščiau? Mauglis. Lemba, ten jau yra reikalų. Čia buvo reikalų, čia labai vibruoja, žinai. Nu, žiūrėk, pavyko. Mauglis. Mauglis.
Užlipai, Matai, kaip viršų ten eina? Matai? užsiviniojas. Sargiai. Apsikabink. Dar lipsi? Šiek įsijaut. O, kaip čiotkai. Čia įsijautė Gytis, nenori nusileisti. O, man dabar tai beždžionė. Oi, at aš ir pirčiau. O, Sunku. palauk. Fotkinai? Prakaitas žiliaugia. Čia, žodžiu, mes savam stiliai. Džiunglynuose. Kai eini į nacionalinį parką, kažkaip tikiesi, koks tiesus keliukas bus pasivaikščioti. Tai ne, blynai, į kalną. Stačiai. Plius trampenki. Eina šiktą. Žodžiu, varėm beveik kiek ilgai į tokį statų kalną. Figienai. Ir ateini ir lentelę, tipo į viršų į kalną, toliau varyk 500 iki viewpoint. Jovita kažkur atsiliko ten toli. Jai turbūt patiks šitą lentelę. Jūsų komentaras, Jovita, garsiai. Riebiai. Tu gali. Po perkūnais. Po 100 pypkių. Kaip sunku. Prakaitas žiūrėjau. Dar 500 koptų, ne? Kažkas to. Rekomenduoju. Visi eikit čia. Lipdamas, užkėliau pulsą iki 100 šiam. Kosmosas. Ta prasme, 4 reikėjo kai kur. Nežinau, ar dar čia pabaiga, ar dar reikės. Bet, wow. Nesitikėjau, kad čia tai bus. Jovita kažkur atsilikus. Žodžiu, tikiuosi, viskas gerai. Jovita, aš visą širdim su tavim laikykis. Viršus čia. Teik. Teik čia yra atsisėsti. Žingsnis po žingsnio. Nesijokiu. Aš su tavim. Va sėsk pasidėsi. Mažą viršniukas gerai. Aš manau, kad čia jau pabaiga gal. Aš netikiu, čia vienintelis priėjimas. Nu, bet yra pagal maršrutą, va 3.03. Pasidėk, palsėk. Šaunuolė. Mušinė širdį. Tu šaunuolė. Atrodo, išlips per gerklę. Aš turbūt nesugebėčiau, žinok, taip. Eik tu. Palikai mane vieną. Aš jau ten kabinausi rankom į akmenis. 4. Aš irgi 4 variau. Blet, kaip muša. Palsėk, palsėk. Čia odų yra. Kiek dar? Kaifuoji, ne? Gera mergaitė. Nu, judam. Eik tu šikt. Judam. Nėra čia net ką pamatyti. Tai ten toliau reikia paeiti. Ten krioklys. Jo, ten krioklys, o čia viewpointas. Tu atgal grįžtant turėsi vėl kopti. Bet nedaug čia. Nejuokauk. Puhui, man tas viewpointas. Varom į krioklį. Tu čia išryšęs. Taupyk. Lašas liko. Aš jau nebegeriu. Taupam vandenį. Po gurkšnelį lašelį. Oh yeah. Viewpoint.
Nusiųsiu Evitai nuotrauką, jinai pasiliko, jaunėjo. Sakau, sako, jinai neverta, nori tik į krioklį, sakau, einu pažiūrėsiu. Tai va, atėjau dar 200 metrų pažiūrėti į šitą tašką. Girdi vandenuką? Aš girdžiu tą malonų ir ausis režiantį, gundantį garsą. Vandenuką girdi ten? Toli. Paklausyk. Negirdžiu. Negirdi? Ten kažkur. Tai ten tas... Nu. Toks. Ten tas... Neina. Va, priėjom kažkokį sulūžusį medį. Aš kažkaip tik nulaužiu. Butrės rūtų. Ai, matai. Sulūžęs. Kaip čia praeit? Lipt reikia. Galėtų tau parodyti Rokas sumėję, kaip čia pralipti. Nu, šaunuolė. Dabar, karočią, varom nuo kalno. Ten Jovita statu, bėgi, laikaisi už medžių, kabiniesi per šaknis kaip laiptelius. Prislidinėta čia visur matosi žodžių. Bet jau girdisi šniokščia vanduo. Eina šikt. Jovita buvo teisi, man atrodo. Mes turbūt ant krioklio viršaus, kur galima buvo. Nelabai žinau, ką čia daryti. Eik, savo vaizdelis. Mes ant viršaus. Mes ant viršaus. Wow! Eik tu savo. Gęsta miestas, stoviu ten viena. Leidžiu sau mylėt, šokti su aušra. Susipynę laiko glėbyje. Vaizdelis. Jovita atsėdom pasėdėti ant rašto. Ten va maudėmės. Nei vienas žmogaus, mes čia absoliučiai vieni, vieni. Visa gamta mūsų. Man atrodo, aš iš panašaus aukščio Italijai šokau. Spūdinga gamta, džiunglis. Paliekam šitą viečikę, judam toliau. Iš tikrųjų jau pas mus vandens atsargos pasibaigė, o finišas dar neaišku kur. Čia yra apsauga tokia va padaryta, kad neįvirsti į tą krioklį aukštą. Gal buvo kokių atsitikimų nelaimingų. Va. Wow. Verta buvo lipti. Jeigu dabar atsukt video atgal, kur aš keikiau ir sakiau, nu nafik, tai dabar rekomenduoju. Nes tas tarzanų virvės taip patinka. Kaip man jas paimti? Bėda, kad kiek kopiam, kilometrą kokį ar kiek čia, tiek dabar reikės leistis, o man leistis taip nepatinka. Mes jau pusę nusileidom. Nu tu ką, mes ką tik buvom ant viršaus. Ai, tipo tenai leidom iki kriokio. Jo, bet vis tiek. O ten į medžių viršų. Tai aišku viršūnės, bet vis tiek.
Bet vis tiek dar žodžių belė kiek čia eina savo. Vis dėlto ši vieta tikrai nėra labai populiari turistų. Sakau, kol kas mes čia vienutėlį, absoliučiai vieni. Nei gyvos dvasios net. Ne taip paprasta iš tikrųjų praeiti šitą taką. Jo. Nu va, nusileidom į žemesnę terasą dabar. Jau yra žmogus. Bong tevana, tevada. O, tai čia bus galima pasipurkšti po kriokų. Šitos vietos nuo viršaus net nesimatė, kur mes buvom. O čia dar žemyn kiek jis eina savo. Oba! Wow! Ten turbūt jau apačia. Kosmosėlis, kur jie vietą pareinama. Aha. Nu va, čia aš irgi buvau pasimetęs. Tai va dabar virvės duotų, išsileis. Čiuožom, šiknom, šiknačiužis. Varyk, varyk! O čia dabar, kas čia per nesąmonės? Jeigu nenudegintų rankų, tai čiuoščiau rankom ant tas virvės. Priėjom dar vieną terasą. Čia jau 3 žmonės. Pradžioj nebuvo išvis žmonių, po to 1, o dabar jau 3 net. Štai dar viena terasa. Oba. O, džiunglės. Jau panašu, kad baigėsi čia. Kažkur jo viršus ten turbūt, arba dar nesimato, bet žodžiu mes ten buvom. Kosmosas. Prasideda kažkokia tai civilizacija. Dabar turim tikslą kažką atsigerti, pavalgyti. Aš taip pradžiai prioritetą atsigerti, nes, žodžiu, Aš truputį jaučiuosi kaip guminė. neapskaičiavom vandens kiekį. Mes nesitikėjom. Jo, visiškai. Vaikščiosim truputį 10. Pranokau visus lūkesčius. Jaučiu kojytės jau dabar. Jau dabar jaučiu kojytės, tik vėliau kas bus, nežinau. Mes neklausom, mane kojas Jo, atsitikėjom. jo, taip. Guma tokia plaukia. Va, krapai. Va. Taip norisi man gert, bet žinau, kas bus pagės. Va, pasižiūrėkit, kas čia auga. Ar matos? Norėčiau banano dabar. Imk tik dar neprimokė, mažiukai. Žalia. Ai, va. Galima susiskinti. Va, jis čia prie pat. Čia jau pora nuskinta būtų. Įdomu pažiūrėti. Didesnį. Ai, nepasik. Oba. O, palaikyk. Unboxingą darysim. Kaip manai, kas čia yra? Kas čia yra, kaip manai? Oho, čia tikrai bananas. Čia dar tik sėklas, visokių šitų sėklų geriau pasidaro. Kvapas tai kitoks išvis. Bananas, kaip Bananas? žalios kuros banano. Žinot, būna Ai. neprinokęs bananas ir dar ta žalia lūpana tokia, tai va toks kvapas. Geras. Valgysi? Ne. Gerai. Priėjom camping site, va čia galima su palapinė atvažiuoti, va. Yra palatkė jau pastatyta viena kareiviška. Kamufliažo. Tai nežinau, su Evita galvojam, gal čia porai naktų atvaryti. Sutaupytumėm viešbučią. Tai čia vis tiek kažkiek kainuoja. Bet vis tiek mažiau. Na jo, šiek tiek. Jau parduotuvės moteriškė sėdėjo nuo trolerio. Bet dar paprašėm atrakino mums šitą seifą, kur nežinau, kas būtų, jeigu
Būtumėm laužę kaip nors, ne? Eikis iš karto pas vieną. Prisipirkom. Įsimesim į pirdą. Pažiūrėk, kokie čia Žiūkų čia daug. žmogeliukai. Žmogeliukai. O, kaip žuvytė parsiduoda. Skaniai, man atrodo, visai skaniai. Žiūrėjau, čia vaisiai. Panisuoti basom. Vau, čia kiek visko. Tokia kaimelio parduotuvė, žinai. Žinai, kaimelio parduotuvė tokia čia. Buvom, sustosim, pasižiūrėsim, o kiaušinį. Šuniukas. Buvom špakiai visur populiarūs. Kainų čia nėra.